Labas rytas. Liepojui. Godzilla. Gražus tas Godzilla katamaranas. Pirmą kartą mes jį matėm Visbyje praėjusiais metais. Platus, kuriem sustoti iš tikrųjų. Žiūri. Bandys, bet čia stovi, tas kairėko. Ai, tiksliai, va. Kur? Ten. Kur stovėjo? Parodyt reikėtų gal. Jis vis tiek gali pasakyti. Omletas. Pusryčių. Gerai, aš tai smaldybiškai išsimaudžiu. Susėjai lengluką. A, ne? Nematau dar. Nu jo, pagal laivą. Ir pagal burę. Galiu pasakyti. Gerai. O aš dušą atkrimšau su šlepetė. Potvenis buvo net koridoriui. Bet šlepetė labai geras dalykas. Nereik nieko daugiau turėti. Išplaukia kaimynai lietuviai, kurie stovi Nidoje. Gaja. Maloniai pabendravom. Jo, jie sukasi, taip kaip sakiau. Iškart reikėjo klausyti, kur plaukti. Dabar tur dirbti. Gerai. Burė iškelta, uždangalai sutvarkomi. Pavaduoju kapitoną. Galima? Reikia. Reikia, ne? Visiki pavaduoti. Tai va, jaunimas atsikėlęs. Vienas telikęs jaunimas dėja. Reikia padėjuoti kamerą. Praplaukiam pietinę boją. Jeigu juodulys yra apačioj, čia kas neburiuoja. Tai vadinasi, boja stovi kliūties pietuose. Kadangi čia papasakoti. Mes plaukiam 280 laipsnių. Tai žodžiu, mes gerai apiplaukiam ją, ne? O paaiškinti, ten šiaurė. Tai mūsų pietus ir mes paliekam boją ten, kur reikia. O dabar plaukiam prie vartų. Iš vis Liepojų yra 3 išplaukimo vartai, o čia vieni. Čia tokie siauresni 2. Ir dar yra 3. Praėjusį kartą išplaukiam per tuos 3-osius. Susitvarkyti švartuvus, kur nors nenukristų, neįsipainiotų. Plaukiam su abiem burėm, bet ir su varikliu, nes vėjas silpnas, tai vien burio neužtenka. Taip užtektų, bet plauktumėm rytoj ryte. Paskui biškį pastiprės vėjas, tai galėsim gal ir vien tik su burėm plaukti.
Šiaip oras gražus, saulėta, bangų nėra, vėjelis švelnus pučia, o liekam Liepoje. Ar tvarka? Oi, bus. Tvarka bus. Tvarka. Ar jau tvarka? Nelygiuoja krancai. Ir lygiuoti dar netvarka, o čia tą rankeną reikia išimti. To ne. Ką dar padaryt? Ką dar padaryt? Ai, taip negalim rodyti, ne? Labai žinau. Tiesiog. Tiesiog taip. Kavos pertraukėlė. Su latvišku grūdasų. Maizniems. Keksų. Su grasinomis. Skanus buvo sviestinis. Tai va. Plaukiam su buriam. Ir virš 5 mazgų vis laikosi. Gaunasi mums visai neblogai. Plaukia maždaug 180 laipsnių. Ir vėjas yra, koks dabar čia? Bei 9, ne Mariau? Čia toks liksuka link Hafvindo. Plaukiam dešiniu halsu. Ką dar galiu pasakyti? O nevalgo pirato akį. Iškepiau. Ir klauso pasaką. Naudoja planšetės elementus. Su agurkais. Šviežiais agurkėliais. Ir vaikytė kepta alyvėje. Kiaušinių. Tai va tiek žinių. Jūra rami. Maloniai banguoja. Prieš Klaipėdą turėtų biškai labiau įsibanguoti, ne? Nesmarkiai. Nu, tai va. Vėjas pastiprės, bet bangų dar nespės užsidėti. Skaitimo operatoriai vietom. Kas skaitom cikliuką?
tinkamas megzti, skaityti ir visokiom tokiom veiklom užsiimti. Ir nuobodžiaut, sakė Unė. Išlysk. Čia jau vaiduoklis. Manufaktūra, ardomas kilimėlis laivo. Aš labai dirbu, sunku darbą laikau. Mezginį, komanda ardo ir surinkinėja siūlus. Bus mezgamas iš naujo. Čia buvo skirta laivui, bet per siauras nesigavo. Tai vienu žodžiu ardom ir tuoj megsiu iš naujo. Jo, gerai stabdom, nes čia jau reikia pataisimo. Vėjas nepastiprėjo kaip planuota. Lietaus nuo 3 valandų irgi negavom. Kažkur tolumoje čia vat kur lino pastatai Palangos, tai matosi tamsus dangus. Bet dar tikrai tolumoje, tai nežinau, kokiu čia greičiu judės. Gal ir slinks link jūros. Ir linguojam toliau. Unės mėgiama knyga, labai įdomiai tikrai parašyta, kas neskaitėt, rekomenduojam, ir man įdomu, ir Mariui įdomu, ir Unei labai įdomu, visada laukia, kad paskaitytume. Tai va mokytojo Rimtauto Rimšo, ne Karibų kruizas. Labai ačiū turim pasakyti Sigitui Griškėnui, nesumaišiau pavardės. Ačiū už pagautus labai tokius gražius kadrus, netikėtus ir tikrai nudžiugino ryte, kai gavom žinutę į Mariaus telefoną per Messengerį. Buvo toks labai malonus siurprizas. Pasidžiaugiam, kad turim tokių šaunių gerbėjų, kurie žiūri, mes galvom, kad žiūri čia mūsų labiausiai tik kokia šeima, močiutė, seneliai, artimiausi pažįstami draugai. Bet va žiūri ir žmonės, kurių mes nepažįstam, bet dabar jau pažinsim. Tai mes taip pat norim pasiekti jūsų kanalą ir tikrai įėjom į ne YouTube kanalą, bet į Facebooką. Įėjom, pasižiūrėjom, tikrai šaunių jūs čia kadrų gaudot, bendrai gražių nuotraukų, gražių vaizdų. Tai bus labai smagu ir pasidairyti ir aš taip pat palaikinsiu, taip galim sakyti, ne? Tai va, tai džiaugiamės, ačiū labai už gražius atsiliepimus. Nu, dabar greitas suleidimas. Kažkabat? Nepatogu. Dabar leisim groti.
Tėti, ne. Kai atplauksim. Gerai? Ir viskas. Tik per bortą neišsisuk. Būtų labai faina, kad nereikėtų mums čia gauti tave su meškere. Kaip kokią žuvį. Radai pavėsį? Pavėsį radai? Gerą, ne? Užkepino čia mus. Ką skaitot, kapitonė? Pristatykit knygą. Tarp kitų. Hugo premijos laimėtoja, Nebula premijos laimėtoja. Autorius palaukta. Jo balto. Įdomi. Apie ką? Žaidimas gyvenimui kaip įdienoriškas, fantastikos elementais. Ir skanios arbatos. Gal ryt sulauksime svečių? Ką? Emilija, tokia mergaitė, su šuniuku, tave gal aplankys, su mamytė ir su tokia teta. Pameni? Nepadam. Vitra pas mus buvusi, bet be šuniuko. Žinau. Viską tu žinai. Prisimenu, kai mes sukomės ant hamako. A ne? Ten hamako ant tos supylės. Aha, kieme. Nu va, tai va, gal aplankys. Parodyk horizontą. Gerai, kur tas horizontas? O kas jis yra horizontas? Ten. O kas yra horizontas? Nežinau. Nu, maždaug kaip tu įsivaizduoji. Kažkokia sala. Tolumoje besimatanti linija, ne? Ten. Horizontas. Nu, čia nežinau. Tai va čia horizontas ir čia toliau tęsiasi tas horizontas. Ir labai gražiai žvilga jau horizonte. Keltas TT Line į Švediją išplaukė iš jūros vartų, pro jūros vartus. Ir va, krovininis nori įplaukti, truputėlį pristabdė. Dairomės, kada čia mums šmurkštelti tos vartus. O čia atplaukė dar vienas keltas, jis irgi greičiausiai mus aplenks, nes jie tai lekia. Va. Žiūrėsim, kada čia mes ištaikysim. Debesėliai gražus, iš paveiksliuko irgi. Cukraus vatos debesis.
gerai, kad supranti be žodžių. Praleidžiame dar vieną keltą. Aura, Syvais, Devis. Tai va, sukam ratelį čia. Nes jis tikrai gerokai greitesnis ir nenorim jo stabdyti. Pasipuošęs su vėliavėlėm šventos. Jo, iš tikrųjų geras, kad tu pastebėjai. Pažiūrėk, kaip pritraukia. Aha, dažnai pritraukti tą priekį. Su vėliavėlėm. Nusukai vaizdą man, kad to ne. Ten vaizdą. Taip, žinau, bet ką aš. O dabar ten vaizdą. Aha, gerai. Pasipuošęs, nes jūros šventė. Mes grįžtam kaip tik į jūros šventę. Kurioje gal bus spurgų ir keptų duonelių. Jeigu norėsi, tai Manau, kad bus. ir spurgų ir keptų duonelių. Taip. Pareina bangos nuo kelto. Jau prasidėjo. Gerai, laikomės. Laikykis ir tu mane laikyk. Gal sakiau, kad reikia O. apsikabinti. Wow! Neblogai čia mumis pasupau. Aš jau pamiršus esu, kai buvom Švedijoje ir kaip ten supdavo tie keltai, taigi dažnai, nors jie ten lėčiau praplaukdavo, ne? Kanalu. Na jo, įdomu. Vartūnėm. Išplaukėm į vartus. Kelios kojos dešiniai. O bangelių. Lotsmanas išlydėjo vieną laivą ir grįžta. O mes jau prisidavėm, va, mojuoja. Bus bangelių. O, dar dvigubai. O, kad padidina greitį. Kiek veiksmo užsikūrė. Jo, Marius sako, veiksmo kaip Stokholme. Dabar tai vaikeli, jūros šventė. Dabar suprasim, kas jin yra. Tvarkau švartavimosi virves. Ką tik susidūrė šitos dvi jachtos, nebepagavom, bet kvailiojo prieš kliūtį rytinę boją. Ir vieni kitus atsitrenkė, nežinau, kurie į kuriuos, bet dabar ramus. Vieni toli nuo kitų. Taip supratom, kad čia yra draugai. Bent jau pažįstami tai tikrai. Taip. Ar čia kažkam davė pavairuoti, neaišku. Kaip ten jiems nutiko. Tai va. Pasitaiko visokių dalykėlių. O, nepasitaiko. Grįžta iš jūros greituoliai. Duos biškį bangelę mum. Nu va, ir bus smagiau plaukti. Parieda, oi, parieda, nelaikykis. Gal nebus didelių, bet jo, didesnis. O, prašau, senovinių medinių laivų paradas, sakė. Nu, įdomu, tuo jums parodysiu. Šitas laivukas iš Drevernos. Nu, gražuoliai jie tokie. Kokiam juostom pasipuošę. Ir jų daug ten tokių mažučių dar toliau, tik jie plaukia, man atrodo, į Danę jau. Jau suka į Danę, nebepriplauks. Nu, tai vat kiek galiu arčiausiai pritraukiu. Ai, dar, joks. Taip. O čia mažučių daug senovinių laivukų. Bet ir nesenovinių. Duoda jiems vargšiukam bangos.
smagiai gyvensim. Dar ir su spurgom ir su alum, kaip tėtis sakė, bet mama tada išjungė. Neišdvokų, ne visų. Kariniai laivai stovi vaizdinių laivų vietoje. Krantinė ilga ir kalba jau. Vienas, du, šitas toks tolesnis 3. Ir čia vienas užsimaskavęs. 4 ir 5 toks desantininkas. Valdas. Oi, labai nesitraukė. Mes jau tuoj kirsim farvaterį. Kertame farvaterį, apsidairę, kad nėra aplink laivų didesnių, ką reikia praleisti, ir kertame stačių kampų. Taip turim kirsti. Jo, vat iš čia tokia mūros vartai ten. Čia į marias. Kažkoks banketas jūrininkų, jūreivių, kapitonų, nežinau. Matau baltas kepures. Pačiam gale terminalo. Mama mojavo, kaip smagu. Tai tokia tikra šventė jaučiasi čia. Oho, pilnas uostas prikimštas, oho, nes iškraustė iš Pilies uosto, taip suprantam. Grįžom. Sėkmingai. O muzika pas mus sunku susišnekėti laive. Aha, iškart pataikėm. Aš nesukuota. O pasigirk močiutė tikrai. Sakyk, vėjas ištaršė ryte, mama šukavo. O dabar tėti šitą sumažinti. Taip, sumažinti. Gerai. Viską sutvarkiai. Autopiloto. Jo, dabar išjunk. Iš Ramios pavėlostos ir Liepojos grįžti ir iš karto į Tirštumą. Dėkojame jūros šventės reklamos partneriams, bendrovėms KM Energies. Naujasis laivas Gerai, čia veiksmas. Stema Group. Tiltas pakeltas dar. Nesam matę tokių bydyvų šitoj vietoj. Į kitą krantą panašu, kad kol kas nenueisim. Bet reikia į tenai, ten gali būti medinių paradas, kažkaip Danijai buvo. Tai ten einam iki vandens. Ten Vols koncertas. Joga cabarita
kelioniai pasibaigus. Jurgita, tavo gėrimą ant sveikatos. Mes pasilikom finalui. Ačiū už atostogas visų. Skanus. Skanus. Labai skanus. Namaninis. Ei, tu super. Kitą sykį, kai važiuosi, tai imk vieną lagaminą vien šitiems. Gudrutis. Paskutinės kelionės dienos blynai. Klausyk. Paklausyk. Labai. Čia laikas įtraukti. Nerašos blynų receptą. Nes žino, kad manęs nebus porą savaičių. Žino, kad reikia pasirūpinti maistu. Nes kitaip gali būti blogai. Nes mama niekada sekmadieniais nepagamina. Jo, aš tik vakarienei kepu. Va, receptas ir iš karto užantspauduoja receptą. Būtų tikras, ne? Pažiūrim sėlingluką. Kaip įsipjovė pirštą. Jis